Labas! Skirk savo 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio dalį. Tau tai nieko nekainuos, bet prisidėsi prie svarbių pokyčių, paremiant prasmingas veiklas ir padedant tiems, kam labiausiai reikia. Skirti 1,2 procento GPM pasirinktai organizacijai sklandus ir lengvas procesas. Eime, parodysiu. Prisijunk adresu deklaravimas.vmi.lt. Skiltyje Deklaravimas pasirink pildyti formą. Prašymą skirti paramą rasi dažniausiai pildomų formų sąraše. Formos pildymo lange spausk gaublio simbolį. Priklausomai nuo to, ar esi jau pildęs prašymą, spausk mygtuką Pradėti arba Tęsti. Įrašyk gavėjo pavadinimą. Visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus identifikacinis numeris 190 780 953. Įvesk mokesčio dalį, kurią nori skirti. Nesugalvos kiekvienais metais. Pasirink ilgesnį paramos skirimo laikotarpį ir spausk Išsaugoti. Įsitikink, kad duomenys teisingi. Na, ir laikas suformuoti prašymą. Čia matysi pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Spausk Pateikti ir tavo prašymas užpildytas. Sakiau, jog bus paprasta. Prisimink, jei neskiri 1,2 procento GPM, tavo pinigai lieka valstybės biudžete ir yra panaudojami bendroms reikmėms. Tad būk sąmoningas ir rinkis tą organizaciją, kuria tiki.